Sveiki, šiemet pirmą kartą įsitraukiau dviratį. Krekenava 600. Labai įdomi vieta, visai netoli Nevėžis. Nu ir ką, dabar tokiu asfaltuotu keliu važiuoju iki Krekenavos. Pirmiausiai užsilipsiu į apžvalgos bokštą. Gražiausias mano matytas inkeliukas. Kovo 11 ir vėliavos. Švenčiuliškių pušis. Didelė. Nuo bažnyčios koks kilometras ir apžvalgos bokštas. Pats bokštas yra 30 metrų aukščio, apžvalgos aikštelė yra 25 metrų aukštyje. Ir visas žemėlapis. O čia kiek takų visokių visko. Prie vandens galima nueiti, Cilpynės. Dabar bus smagi nuokalnė. Reikia dar sukti parduotuvę, nusipirkti kokį bananą. Krekenavos miesto aikštė, atsigersiu kavos ir važiuosiu toliau. Pasėdėjau, pailsėjau, kavos atsigėriau. Dariui paskambinau, broliui paskambinau. Viskas, galima judėti toliau. Čia prie tilto žvejojau. Pirmą kartą spiningavau. Ešeriuką vieną ištraukiau. Kam įdomu, gali pasižiūrėti. Komentarus nuorodą įdėsiu. Ir va, Nevėžis, aš palei Nevėžį važiuosiu. Kitoj pusėje labai gražiai Krekenavos bažnyčia matosi. Pilnas medlis varna. Su vėjeliu 19 km per valandą. Sualtas tobulas, nors važiuok ir važiuok. Pažintinis takas. Kažkada esam užsukę su Dariumi ir Vilmantu. Visai įdomi vieta, įtariu, kad visą taką aš nekeisiu, bet bent jau pradžią parodysiu. Dabar važiuoju iki kabančio tilto. O nuo tilto eina Švento Jokūbo kelias, tai seksiu nuorodom ir važiuosiu toliau pagal nuorodas. Parašyta Barinės kapinynas. Nežiūrėjau, kas tenais, bet važiuoju patikrinti. Ai, nenoriu kiemą, nevažiuosiu. Sustojau ir grįžtu, nes iš pradžių pasirodė, kad lyg ir nelabai verta užsukti. Inžinieriaus mechaniko Platono Jankausko kapo koplyčia. Pasižiūrėjau, kad ir kelias negeras ir lyg tai, kad nieko gero, bet pravažiavus pasirodė visai gražu, tai patikrinti. Keli kapelė ir koplytėlė. Vienas visai apleistas.
Radviliškio Liepų alėja. Irgi sukam pasižiūrėti, kas ten. Irgi dar nemačius. Stabdžiai cypia. Reikės gal paprašyti, kad sutvarkytų. Gal reiktų suskaičiuoti, patikrinti, ar vis dar 360. Nu va, 14 km numyniau ir nukrito pirma padala. Visai neblogai. Su tokia padanga įtariu manęs į mašiną nepriims. Pagrindinis kelias asfaltuotas ten kairiau, bet pamačiau, kad šalia eina visai gražus keliukas. Galvoju, kad čia gal bus truputėlį mažiau vėjo ir gal truputėlį įdomiau. Burvelių Alkakalnis. Kas yra Alkakalnis? Vėl pralekiau. Akmuo su dubeniu. Prašymas apie burvelius ir burvelių ant Kakalnio. Ant Kakalnis pasirodo, va ten toli ir matosi. Na, įtariu laikas apsispręsti, ar važiuoti ar ne. Kaip Piliakalnis, tik tai gal su dviračio šlaiptais vis tiek jo nesinešiu, tai manau nevažiuojam, važiuojam tiesiai tenais kairiau. Baigėsi keliukas, arba čia per pievą reikia važiuoti. Nurodo, kad yra keliukas. Bandom važiuoti. Įlūžau. Eina sapui skemsiu. Nu. Tai negalėjau per aplink važiuoti. Eina, sako, taip visą kelią reiks ir važiuoti. Na, paskui sausa. Nepravažiuosiu aš taip keliu. O toliau normalus keliukas.
O, gal netiesiai ant tilto, žodžiu. Čia reikia būtinai žemyn nusileisti, todėl kad padaryta vizualizacija, kaip tiltas anksčiau atrodė. Dabar jis atrodo taip, o dabar, jeigu pavyks pagaut man, gal nelabai pavyks su kamera, bet atrodė va kažkaip taip. O, privažiavau ir kabantį tiltą. Prasideda Švento Jokūbo kelias. Irgi labai puikiai sužymėtas, tai dabar šitai ženklais ir važiuosiu. Toliau tiesiai. Liko tik Tybrastis. Įtariu, vartai nauji padaryti ir kol kas nėra dar užrašo pradžios. Paminklas. Ir Šventybrasčio bažnytėlė viršuje. Upeliukas gražus. Nu, Šventybrastis. O kur jie? Palei kelią stovi, čia prie to visuomenės centro. Supratau, gerai, atlėkiu. Tai va, šiandien tiek. Įveikiau ne visą kelią, kurį norėjau. Teks kitą kartą pratęsti, bet pasivažinėjimas tikrai buvo smagus, todėl iki.